įtaką kariuomeniai, aš matau pastangas tą įtaką daryti, tame tarpe, man atrodo, netgi Algis greitai skaito paskaitas Lietuvos kariuomenį, tai prasme, čia skamba komiškai, bet jeigu yra klausytojai, kodėl neskaityti. Ir tai yra žinoma problema, nes kariuomenė yra veikiama iš esmės vieno flango, o kada jėgos struktūros yra veikiamas vieno flango, rezultatas gali būti labai tragiškas. Aš, aišku, nenoriu išvedinėti, gink dieve, jokių paralelių ir analogijų, bet tokių pavyzdžių, pradedant, žodžiu, ten kokią nors Franko Ispaniją, Trečiuoju Reichu, ar ta pačia, žodžiu, mūsų autoritarinė Smetonos Lietuva, tie pavyzdžiai nėra patys geriausi ir sako, kad tai yra ydingas dalykas, kada, žodžiu, kariuomenė praranda tam tikrą politinę, jinai šiaip kariuomenė yra, mes žinome, yra apolitiška privalo būti, jinai, bet žmonės yra žmonės ir geriausiai yra šiuo atveju demokratija išsilaiko ten, kur yra tam tikros pažiūrų pusiausvyros. Mūsų dešinieji šiandien turi tą tokią milžinišką, didžiulę klasikinę bėdą, su kuria jie nesusitvarko. Ir iš tos negalios, psichologinės, psichinės, jeigu norite, kolektyvinės psichinės negalios, iš šito dešiniojo sparno, gimsta visas šitas chaosas. Jis, aišku, yra grėsmingas valstybėje, be jokios abejonės, nes kairiųjų valdžia, dar kartą pabrėžiu, jinai yra silpna. Jos labai judinti negalima. Jinai iš tiesų, jinai jau daro klaidas, bet judinama jinai gali tų klaidų dar daugiau pridaryti. Jinai nėra tokia, kad ten, žodžiu, ant jos būtų galima, žodžiu, šunis karti, anaip tol, ne. Bet dešiniai, ko gero, galbūt ir jaučia kraujo skonį. Elgesys šiandien yra grinai komunistinis. Visa valdžia ir toj pat iš karto. Ir amžiams, jeigu pavyks. Tai čia yra grynas komunizmas. Socdemai, ar tai visi žino, kad tai buvo komunistai. Kodėl neina į jokią kalbą su kitos pažiūros politikais, kurie yra opozicijoje ir kurie turi didelę įtaką visuomenėje. Štai visos šitos protestuojančių minios. Ar į tas minias galėtų ateiti Brazauskas ir tarti žodį ir visi plotų Brazauskui už susivienijimą dešiniųjų ir kairiųjų, vienybę už Lietuvą? Na, gali savo įsivaizduoti, kokie festivaliai. Netgi buvęs užsienio reikalų ministras Landsbergis ir jis jau jam senelis nieko nebepadiktuoja, kad jis galėtų kažką pasakyti. Ir jis nieko nebeperskaito ir matomai nieko nebeišgirsta niekur. Nes, idėjos baigėsi. Ate. Goodbye. Goodbye, Lenin. O šiandien yra toks dalykas, kad valstybės prezidentas, Respublikos prezidentas yra opozicijos valioje. Ko gero, ne savo norų, bet tiesiog dėl dabartinės pozicijos silpnumo, patižimo, neveiklumo, visos eilės kitų dalykų. Jisai yra ir todėl, kadangi jis jaučia galę neiščia. Dabartinė pozicija, iš esmės, jam nieko negali padaryti. Jinai jokių instrumentų jį pasikasinti neturi. Jinai net norėdama apkaltos jam negalėtų padaryti. Net jeigu būtų pretekstas ir reikalas, jinai ko gero net to be opozicijos nesugebėtų padaryti. Suprantat, kokia yra situacija? Žiūrint į šitą situaciją, kad amerikiečiai važinėjasi ne į Vilnių, bet į Minską ir kad didžiu prezidentu vadina ne mūsų Nausėdą, o Lukašenką, kuris prezidentauja 30 metų, žodžiu, kuris bėgioja su automatu, tai mums šitoje atveju Daukanto aikštėje belieka ir tai pavydėti. Žiūrėti ir pavydėti. Čia nieko daugiau pasakyti negalima. Ne tik pakritikuoti. Ne tik papeikti blogą valdžią. To visiškai neužtenka. Reikalingas reikalavimas, kad bloga valdžia trauktųsi nuo valdžios. Juk dabar melagių valdžia, vagių valdžia. Konservatoriai, būkit geri, nusičiauk.